Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Aš esu Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Gediminas Maciulevičius. Kviečiu žiūrėti laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi. Šiandieną mūsų laida neeilinė. Šiandien Krepšinio pasaulyje sukanka 34. 1992 sausio 11 prasidėjo mūsų programa ir kol kas dar ji tęsiasi. Šiandieną gal kiek netikėtumas, kad mes dviese esame laidoje ir su Mindaugu Balčiūnu, Lietuvos krepšinio asociacijos prezidentu, pakalbėsime apie tai, kas džiugina. Norisi visų pirma pradėti nuo šventinių sveikinimų ir naujametinių sveikinimų ir palinkėti gerų metų, stiprios sveikatos. Aišku, krepšinio pasaulyje pasveikinti, kaip sakyčiau, ne tik televizinį, bet ir socialinį fenomeną. Ir tai nebejotinai pasauliniu mastu yra unikalus dalykas ir jūs pačius pasveikinti, jūs patį su artėjančia puikia švente, asmeninė švente ir mes aišku ją atžymėsime kitą savaitę. Tai taip, kad malonu čia būti, ačiū, kad pakvietėte. Kuriais metais atėjote į krepšinio federaciją? Taip, 2006 metais buvau pakviestas gerbiamo trenerio Vlado Garasto, tuo metu, aišku, ne į generalinio sekretoriaus pareigybę, į rinktinių daugiau galbūt koordinatoriaus pareigybę ir buvo labai įdomu įsijungti, aišku, krepšinio sistemoje nebuvau naujas, nes nuo 2003 metų jau buvau trenerių asociacijos generalinis sekretorius, o po to Baltijos lygos vykdantinis direktorius, taip kad tiek pati krepšinio, tiek, sakykime, krepšinio federacijos tuometinės veikla buvo pažįstama, žmonės buvo pažįstami, bet tą įvertinimą priėmiau tikrai labai smagiai iš, aišku, tokių žmonių, kaip treneris Vladas Garastas, kaip gerbiamas Vydas Gedvilas, ką tik buvęs ir Europos čempionas tuo metu, juk dar viskas dar 10 metų buvo praėję tik tai taip, kad buvo smagu. Ir aš palyginimai štai ko pasakysiu. Lygiai 15 metų buvo mūsų laidai, kaip jūs tapote generalinio sekretoriumi. Ir štai kitas įdomus faktas, kad mes turime žvilgtėti atgal, ką rodė lygiai prieš 15 metų mūsų laida Krepšinio pasaulyje. Sveikinu sulaukus 2011 metų, kurie bus labai žymus mūsų Lietuvai. Praėję metai buvo labai sėkmingi mūsų krepšiniai, ir aš linkiu, kad tas pats pasikartotų 2011 metais. Iš tiesų palygime metus, kurie buvo neeiliniai visam Lietuvos krepšiniui. Prasidėjo jie tikrai gana sunkiai, jeigu grįžtume atgal į pačią pradžią. Tikrai teko daug, sakysim, ir pastangų, ir pinigų paaukoti tam, kad atstatytume tą galimybę dalyvauti pasaulio čempionate, būti tarp geriausių. Ir džiaugiamės, kad tos pastangos gale metų buvo tikrai vainikuotos nuostabių rezultatų, istorinių rezultatų, kada mūsų vyrų krepšinio rinktinė iškovojo bronzos medalius. Labai įdomu. Įdomus sutapimas. Pasaulio čempionate mūsų rinktinė tampa bronzinė. Ir štai dabar vėl mes keliame koją su Rimo Kurtinaičio arba plius dar Lino Kleiza, kuris lyg sujungitai vėl norim iškovoti teisę žaisti tenai. Taip, metai laukia išskirtinės svarbos, galima taip pasakyti. Kiekvieni metai turbūt labai svarbus, bet žinant, kad tos pagrindinės varžybos kaip Europos čempionatai ir pasaulio čempionatai dabar yra kas 4 metai, tai vis rečiau atsiranda ta galimybė, žinant, kad konkurencija iš esmės padvigubėjo, galbūt patrigubėjo krepšinėje ir krepšinio plėtra įtraukia vis naujas valstybės, tai nebus paprasta. Vasario mėnesį atranka tolimesnė, su nerimu laukiat?
Kiekvienas langas arba tos varžybos, rungtynės, kurios ateina, tikrai nėra ramybės su nieko. Ir dabar atrodo Islandija, šalis galbūt ilgą laiką net nebuvo skaitoma rimta varžovė, dabar nuvažiuoja Italiją ir laimi prieš Italiją ir Europos čempionatų nuolatinė dalyvė, dabar galime taip pasakyti, ir jų žaidėjai žaidžia stipriose lygose, taip, kad tikrai lengva nebus. Faktas tas, aišku, mums dabar kaip tik tai komplektacijos įkarštis buvom susitikę kaip tik tarpušventį su gerbiamu treneriu ir visų štabu ir vadovu ir direktorium, taip kad darysim viską, kad ta komanda būtų maksimaliai stipriausios, kalbame su Žalgiriu ir žinom, kiek jų indėlis yra svarbus šitam visam reikalė žaidėjų, tikrai supratimo tikimės, taip kad žvelgiam pozityviai, viskas suplanuota. Gal bus lengviau jau surinkti tos pačius geriausius. Už Atlanto nesivalgykime, bet čia Europoje ir situacija tokia, kad rungtynės tą savaitę bus penktadienį, trečiadienį dar Žalgiris žaidžia rungtynės, Eurolygos rungtynės. Ketvirtadienį suplanuotas skrydis, aišku, užsakomasis tiesiai į Reikjaviką. Tai tikėkime, kad visi bus sveiki. Čia pirma sąlyga. Pakankamai sąmoningi, kad susiplanuot viską ir aišku, pasiekti pergalę. Dabar pakalbėkime apie Žalgirį, nes Eurolygos rungtynes antradienį Žalgiris žaidė Italijoje su Bolonijos Virtus komanda. Bolonijos komanda 83-79 laimėjo prieš žalgiriečius, kuriuos paskutinį kartą buvo įveikę beveik prieš 20 mečius. Italams džiaugsmas, o lietuviams nusivylimas. Po kauniečių triuškinančios pergalės LKL atrodė, kad juodą spalvą dėvinčių šeimininkus lengvai nugalės baltieji. Deja, nors dviejų mūsų legionierių dėjimai pirmajame kėlinyje buvo itin patrauklus, visą laiką atsiliekant nieko gero nelauk. Pradžioje nepavalgęs, pabaigoje neprilaižysi. Net ir įveikus ketvirtajame kėlinyje 9 taškų deficitą, išlyginus rezultatą, teko pripažinti Virtus komandos, nes šį kartą ji buvo stipresnė, pergalę. Ne dėl jos buvo Žalgirio protestas, o kad rungtynių pabaigoje kauniečių atakos metu du berniokai valė grindis. Treneriui Tomui Masiuliui ir komandos direktoriui Mindaugui Kvedarui teko net sekretoriato stalelį atakuoti, o strategas net pirmą kartą tenai ir prisėdo kai ką parašyti. Europos trenerių taryba sureagavo į štai tokį vaizdą. Pranešime akcentuojamus kitos lygos ir jų tvarka rašant protestus. Taip pat išreikšta viltis, kad pokyčiai įvyks dar šį sezoną ir bus grįžta prie senos tvarkos, kai protestą užpildo sekretoriatas. Aišku, kad Eurolygai tai yra niekinis toks protestas, tačiau Žalgiris tuo įrodė, kad jis viską žino, supranta ir iki paskutinės sekundės nenuleidžia galvos ne tik svečiuose, bet ir namuose. Taigi, tikėkime, kad Žalgiris pasieks kuo daugiau pergalių ir su geresnė nuotaika išleis Žalgiris savo geriausius žaidėjus. Dialogas jis vyksta nuolatos ir dabar buvo susitikę tiek Žalgirio prezidentas, tiek mūsų rinktinės vadovai. Apsišnekėjo, aišku, dar gana ilgas laikas iki tos dienos, bet lūkesčiai išsakyti ir suprasti, sakyčiau. Dabar svarbiausia, kad sveiki visi būtų be traumų ir aišku, ta motyvacija žaidėjų būtų tinkama ir aš tikrai tikiu, kad tai bus ir surinksim tą rinktinę, kokios nori treneriai. Jau buvom jum vadovaujant užlipę ir Vlado Garasto į kalną, dabar vėl kylame. Ir tada mūsų tie jaunieji krepšininkai puikiai žaidė. Tačiau metai buvo geri ne vien vyrų krepšiniui. Labai džiaugiamės vasarą, kuri buvo labai dosni, sakysim, jaunimui. Ir, sakysim, didžiausias turbūt jaunimo renginys, jaunimo krepšinio renginys, 18-mečių Europos krepšinio čempionatas buvo absoliučiai sėkmingas ir organizacinė, ir sportinė prasme. Triumfavo mūsų 18-mečiai. Parodė, kad Lietuvos krepšinis iš tiesų turi puikią ateitį ir čempionatas tikrai buvo labai pavykęs. Taipogi džiaugiamės mūsų 16-mečių pasirodymų, antra vieta
Europos čempionate ir jau 4 metai iš eilės mes iškovojame medalius būtent šioje kategorijoje. Jum kartu su Vladu Garastu vadovaujant, būtent tie jaunieji 3 kart iš eilės tapo Europos čempionais ir pasaulio čempionais 11 metais. Jo, išskirtinė karta ir va dabar galim įvertinti jų karjeras, jų pasiekimus ir jo tos auksinės kartos, kurių turbūt nebuvo tiek daug sėkmingų. Taip aplamai, jeigu žiūrėt viena sėkmingiausių pasaulinių kontekstų karta ir aišku, galbūt dar jie ir parodys. Vat jų turbūt paskutinė galimybė ir yra šis ciklas, pasaulio čempionatas ir tikrai norėtųsi užbaigti tuo akordu. Jau galim pradėti džiaugtis mūsų jaunaisiais. Taip, šie metai išskirtiniai buvo, šie tai turiuomenį 25 jaunimo pasiekimais, 3 A diviziono medaliai, iš 6 startų Europos čempionatuose 5 pusfinaliai. Viena tik komanda liko B divizione merginų, tai aš tikrai tikiuosi, kad šiais metais jau mes kvalifikuosimės ir su paskutinė komanda A divizionius. Esame antri Europoje pagal medalių skaičių, tai aš sakyčiau, tas standartas, į kurį mes taikomės ir tikrai džiugu, kad tą pasiekėme. Aišku, tai visų pirma yra mūsų trenerių nuopelnas, tai reiškia kiekvieno Lietuvos krepšinio trenerio, kuris bedirbtų, ar Skuode, ar Kaune, ar Varėnoj, tikrai be galo dėkingi jiems. 2011 pradėjome nuo štai tokių kadrų, džiaugdamėsi mūsų bronzinę vyrų rinktinę, o mes pirmąją dalį to baigėme. Tęsime laidą Krepšinio pasaulyje ir žinoma tęsime kartu su Mindaugu Balčiūnu, Lietuvos krepšinis prezidentu. Žvilgtelkime į archyvą. Aš manau, kad kitais metais moteris gali labai gerai pasirodyti ir aš dedu viltis, kad jos gali patekti ir olimpinės žaidynės. Nes šiais metais, kaip jos žaidė, man asmeniškai labai patiko. Ir jos turi pilnas galimybės dar tobulėti, kadangi komanda yra atjauninta. Ir gana malonu žiūrėtis buvo. Gaila, kad į halę, kur buvo leidžiami veltui žiūrovai, tiek mažai buvo. Man tai labai gaila. O pamatė tikrai, kad ir moteris pas mus gerai Lietuvoje žaidžia krepšinį. Ką jūs šiandieną, praėjus 15 metų, galit pasakyti apie mūsų moteris? Daugiausiai džiaugsmo pastaraisiais metais, progreso prasme, jeigu taip žiūrėti iš visų pagrindinių programų, tai teikia moterų krepšinis, nes galų gale sugrįžom ten, kur minimaliai turime būti, į stipriausių Europos komandų aštuntuką. Šiemet Lietuva yra tarp labiausiai progresavusių, 25 metų rinktinių. Per 14 pozicijų berod mes pakilom FIBA reitinge ir baigėme jau 16 pagal berods 2 paskutinių olimpinių ciklų rezultatus, kas yra minimalūs dalykai, bet tuo reikia pasidžiaugti, dėl to, kad pati moterų krepšinio sistema, galiu sakyti, kaip platforma, buvo tikrai iš esmės rekonstruota. Tai reiškia moterų lyga, rinktinė, sakykime, sportiniai, ekonominiai rodikliai. Pagaliau mes turime stabiliai transliacijas televizinės, sakykime, tiek moterų krepšinio lygos, tiek rinktinės ir daug kitų dalykų. Ir aišku, jaunimo programos, kur vėl turim medalius, U20, tai reiškia ateina gera karta, stipri karta. Lietuva kitais metais bus Europos čempionato šeimininkė, tai šie metai bus ypatingi pasirengimo. Moterų Europos krepšinio čempionato šeimininkė. Pirmą kartą istorijoje moterų krepšinio čempionatas ateina į Lietuvą. Tai bus dar vienas impulsas ilgalaikiam moterų krepšinio vystymui ir
sakyčiau, paskutiniai akcentai pasiruošime yra dedami šiuo metu ir tikrai daug tikėjimo, daug pozityvaus mąstymo, kas link moterų krepšinį ir turime, sakyčiau, išskirtinius talentus, išskirtinės žaidėjas, kaip Justė Jocytė, kaip Laura Juškaitė ir panašiai. Džiugu. Kuo stipresnis mūsų klubinis komandus, tuo rinktiniai be abejo yra geriau, jeigu ten žaidžia mūsų lietuvaičiai. Dvi mūsų ekipus, Panevėžio Lietkabelis ir Klaipėdos Neptūnas, žaidžia Europos taurės turnyre. Dviejų valstybių uostų komandų dvikova Hamburge 98-94 laimėjo Klaipėdą. Tačiau nedaug trūko, kad Neptūnas Vokietijoje būtų pralaimėjęs Taurės komandai, kuri Europos taurėje dar neiškovojo nei vienos pergalės. Tai žinodami, klaipėdiečiai iš karto parodė charakterį iš savo jėgą, įsiverždami priekin 8 taškais. Tačiau neilgam šeimininkai greitai pasivijo svečius, kurie antrajame kėlinuke vėl sugebėjo pabėgti. Po pertraukos Vokietijos bokštai jau net pirmavo, bet lemiamame kėlinuke Neptūnas sugebėjo išlyginti ir persverti rezultatą taikliais Arno Veličkos ir Richardo Lomžo metimais. Pagarba ir dėkingumas Latvijai, mūsų baraliukas Neptūnui pelnė net 33 taškus. Be jo klaipėdiečiai tikriausiai būtų pralaimėję ir 4. kartą iš eilės. Nors labai sunkiai ieškota, bet tai pergalė 98-94. Treneris Gediminas Petrauskas ir jo pagalbininkai turi surasti priešnuodžių savo prastai gynybai ir mažai sugriebtų atšaukusių kamuolių skaičiai. Kitaip gali užsidaryti klaipėdiečiams vartai į kitą Europos taurės etapo uostą. Panevėžio Lietkabelis namuose vėl pralaimėjo, šį kartą 73-86 Breso Burgo komandai. Mūsiškiai Europos taurės atsilikėliai, kaip prancūzai grupės lyderiai. Bet serbo Nenado Čanako Lietuvos komanda vis dar kamuojama žaidėjo traumų, pasitelkusi naujokus legionierius, pirmą kartą Panevėžyje parodė kur kas brandesnį krepšinį. Porą kėlinių atsilikdami, jie sušilo, įsidrąsino ir ketvirtajame net priartėjo per vieną metimą 58-60. Tačiau tuo metu Breso Burgo įjungė greičiausią savo pavarą ir paliko šeimininkus ant ledo. Nors Kalnapilio arenos grindys sausos, Lietkabelio vyrai slidinėjo. Prarasdavo kamuolį, nepataikydavo iš gerų padėčių į krepšį. Nieko nepadarysi, skirtingas abiejų komandų žaidėjų meistriškumas. Prancūzų taikinys Europos taurės finalinis etapas, o lietuvių, kurie nusileidžia legionieriams savo meistriškumu, svajonė būti LKL finalinėme ketvirte ir kuo greičiau sužaisti dėl karaliaus Mindaugo taurės. Turime Žalgirį visiems. Primename, kad Cervena Zvezda, raudonoji žvaigždė, norėjo užkariauti Žalgirio areną. Kokie rezultatai visi žino, dabar išgirsime komentarus tų rungtynių. Naujas sezonas, nauji metai ir Žalgirio arenoje vėl mes turim pergalę. Iš pradžių neleidome jam pajausti savo žaidimo. Gerai gynėmės, gerai įsikeitimo gynyba buvo, paskui sumetėme ir savo metimus ir pabėgome. Pralošėm Balonijoje, tai daug motivacijų turėjom laimėti šitą žaidimą, tai smagu buvo šiandien. Ir fanai labai garsi buvo, tai labai smagu. Kaip ir buvom neramus ilgosios pertraukos metu, bet panašu, kad tas susikurtas pranašumas tiesiog buvo lemiamas. Nežinau, viskas prasideda nuo mūsų, kai mes atrodom per treniruotę. Pavyzdžiui, vakar labai gerai, visi solidžiai, gerai pasitreniravome, su pilnu kontaktu viską. Mes turim visą laiką išlaikyti koncentraciją, visą laiką būti susikaupę, visą laiką kiekvieną treniruotę priimti kaip svarbę. Kartais atrodydavo, kad tos treniruotės kitiems atrodo, tai jau pabuvau, bet neturim daug tų treniruočių. Norisi, kad jeigu tu treniruotėse gerai būsi, tai tada daugiau galimybių, kad ir tų rungtynėse tu išvengsi tų pakilimų. Gal juokingai skamba, gal kažkas tuo netiki, bet taip yra tiesos, nes tu su ta gera
gera nuotaika po treniruotės eini į varžybas. Norėčiau, kad atsiskirtume nuo tokių dalykų kaip šiandien tokio komandinio žaidimo, kas yra didžiulis pozityvas komandiniai chemijai ir statant gerus ryšius tarpusavį ir statant pozityvę aplinką rūbiniai. Reikia daugiai treniruotis, stipriai dirbti ir reikia kamuolį judėti daug ir ant gynybos irgi labai reikia stengtis. Tai tiesiog reikia išlaikyti tą testinumą, tas geras treniruotės, gerai treniruotis, pasiruošti kitom rungtynėm ir manau viskas bus gerai. Labai geras, labai smagus, kaip sakiau, su fanais, tai atmosferas, tai labai smagu žaisti. Lengva sakyti, nes pataikė metimus, tai visą laiką, kaip kartu pasikartosiu, čia vis kiekvieną kartą, kai sakau, treneris labai genijus atrodo, kai komanda pataiko metimus. Tai. Aš galvoju, mūsų jėga yra vienybėj ir stengiamės čia visos komandos ir visų sirgalių dėka Kaunas, kur mums tikrai šita komanda yra tokia gal pirmoji, kai būdavo ir CSKA, dabar jinai mums yra pirmoji vietoje numeris priešas. Ant kiek laimėjom? Ant 34. 32? Tai trūko, reiškia. Nepamirštam, kad ir kolega Ignas atšventė gimtadienį nesenai. Jau 27 metų, jau biškį yra. Tai branda kaip krepšininkui prasideda. Ja, sakyčiau. Nemanau, kad čia buvo labai būtent koncentruota gimtadienį, tiesiog buvo labai svarbios rungtynės. Pralaimėjom pirmasias 2 savaitės rungtynės, reikėjo šito taško. Krepšinio pasaulyje visus žiūrovus noriu pasveikinti su 34, kur bus sausio 11. 11 tai labai šaunu, kad yra Sabo diena ir 11 skaičius, tai manau, kad yra pats laimingiausias skaičius. Laidai visas pergalės dovanojam. Pralaimėjimus kam skiriat? Pralaimėjimus nešamės namo. Dėkoju aš Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentui Mindaugui Balčiūnui už pareikštas mintis ir tikėkime, kad dar kartą susitiksime. Ne kartą. Tikrai sveikinu dar kartą jūs asmeniškai, gerbiamas Vidai. 80-mečio proga esat puikus pavyzdys mums visiems. Visi kartu žaugome su jumis, su jūsų laida ir ačiū, kad auginote mus, tą patriotizmą rodėte ir ištisos krepšinio kartus užaugo su krepšinio pasaulyje ir tikrai linkiu ilgus metus dar kurt, nesustot ir mes tikrai būsim šalia ir padėsim. Ačiū už viską, ką darote. Laidą pristato Asociacija Lietuvos krepšinis.